akmuo. Mus viltis nepaleidžia. Gerbimieji, mes pakvieskim Seimo narius. Nejaugi, ten nėra nei vieno, kuris užjaučia mus. Seimo nariai, ar girdit, ar klausot, mes kviečiam jūs. Prie lietų ir gyva širdį, prie gyvos širdies, kad tam širdis vergams pamėgit vergo naktį. Prašom, kaip jis. Salininkų sąjungai priklauso įvairių visuomeninių organizacijų atstovai. Ir lietuviai, ir lenkai, ir Lenkų sąjunga, ir taip pat čia mums atėjo patalkinti pensininkų, Lietuvos pensininkų sąjūdis. Jų čia yra tikrai nemažai. Tai mes turim didelę paramą. Kaip sakoma, čia kalba, aišku, kai kurie suprato vilniečiai. Atitinka lygiavertiškumo principams tokį žemės įvertinimas, ar ne? Mums Konstitucinis teismas žemės savininkams yra priėmęs ir teisingų ir gerų sprendimų. Bet ir dabar galime drąsiai ir tiesiog prašau pasveikinti Laimą Mogenienę, kuri tikrai mums dirbo žemę. Todėl man jūsų rūpesčiai absoliučiai suprantami. Tačiau aš noriu pasakyti daugiau tiesos. Neleiskit būti mulkinami visų vaikščiojančių kolegų. Noriu pasakyti, kad tą įstatymą, kurį dabar vadina žemgrobiais ir pripaišo asmeniškai Prunskienei, balsavo 85 Seimo nariai. Ponas Dagys irgi. Todėl būkim kolegos, vieni be kitų.